Mano supratimu, Graužinienė labai kukliai atrodo. Labai kukliai, ne tas žodis. Man atrodo, kad visiškai jinai dirbo ne pagal specialybę. Aš ją matyčiau visiškai kitose pareigose, net nesakysiu kokiose. Tikrai prastai kalba švietimo ministrė Pitrėnienė. Lydeka, ponas. Labai slidi žuvis, su labai didelėm reklamom. 5 kartą balotiruotis nori. Tik aš negirdėjau, ką jis gero labai nuveikė Lietuvai. Todėl ir galvoju, vėl ta lydeka nardys, kaip ir nardžiusi, o man nuo to nei geriau, nei blogiau. Loreta Graužinienė turėtų 1 vietą šitame paimti konkurse, nes visi jos bandymai kažką protingai pašnekėti arba kažką šmaikščiai padaryti arba kažkokią dainą padainuoti gaunasi visiškai fiasko ir dėl to, manau, 1 vieta turėtų būti. Man nepatinka Masiulis. Lypo laiptais aukštai ir prašau taip kryto su tokio nepasakysiu, su trenksmu, nes kas tai pagalvę padėjo. Yra vienas už kitą geresni, tai Butkevičius ir Graužinienė tikriausiai, su savo pasisakymais ir su savo netikslumais, išsisukinėjimais. Na, manau, visi girdėjo šitą atgarsį su Masiuliu, bet aš bijau pameluoti pavardę su šitą jo skola. Tai greičiausiai būtų Butkevičius, vienas iš daugelio, kuris dažnai labai keičia savo nuomonę ir tiesiog neturi kažkokios stiprios nuomonės dėl kažko, tai ir labai dažnai susimėto dėl klausimų savo ir atsakymų, o dar kitas tai Gražulis turbūt, nes tiesiog visiems aišku kodėl.